Kauno Žalgirio krepšininkai toliau tęsia pasiruošimą naujajam sezonui. Treniruotės dabar persikelia į Kauną. Prie ekipos jaunimo kūrėjų treniravosi Nidoje prisijungė ir praėjusį sezoną Lietuvos čempionų aprangą vilkėję Mindaugas Kuzminskas, Tadas Klimavičius, Artūras Milaknis ir Omar Samhan. Kadangi po sezono per daug fiziškai nebuvau pavargęs, tai visą vasarą iš tikrųjų ir dirbau. Buvau vienai savaitėlį išvažiavęs į Turkiją, kur daugiau taip ilsėjausi ir nebent būdavau treniruoklių salėje. Po to sekė rinktinė ir po rinktinės jau taip pat sportavau pagal Evalo Kondratavičiaus programą ir dabar esu čia, vėl sportuoju. Pavyko. Šiais metais nereikėjo, kaip žinote, į rinktinę važiuoti, tai gavosi ilgesnė vasara ir finalą anksčiau baigėsi praeitą sezoną, tai užteko ir poilsio ir aišku, ant galo teko individualiai pasportuoti. Tik šią savaitę sportuoti pradėję krepšininkai tikina, kad vasarą nuo sporto netrūko, tačiau krūviai jaučiasi. Gal kiek vis tiek neįprasta, nes kada treniruosi individualiai, tada pasidarai treniruoti ryte ir tu turi daugiau laiko visą dieną, gali kažką nuveikti, namie gyveni, mamos maistas, visa kita. O čia jau vis tiek jau reikia ir pačiam pasigaminti ir 2 kartus į dieną toks režimas. Na, bet kiekvienais metais tą tenka daryti ir tai yra mūsų kaip profesija. Šį sezoną Žalgiris nesnaudžia vasaros rinkoje. Komandą papildė rinktinės kapitonas Robertas Jevtokas, NBA žaidėjai Sonny Vimsas ir Tylovsonas ir aukštaūgis Milovanas Rakovičius. Kaip prognozuoti kažką baisu, bet čia pagal sudėtį vėl matosi, kad komanda tikrai dar sustiprėjusi ir tikslai šiemet bus turbūt dar aukštesni. Tai laukia sunkus ir įdomus sezonas. Sekam tą spaudą, šiaip iš klubo kažko tiesiogiai nesužinom tiek pat iš spaudos, o tie pirkiniai pamatysim, kai atvažiuos, kokie būklė bus ir kaip jie norės čia žaisti, aišku. Čia iš pavardžių sunku kažką sakyti, žinau. Likę komandos žaidėjai, kurie neatstovau savo šalies rinktinėms, prie komandos prisijungs rugpjūčio 29 dieną. Netrukus savo asistentus paskelbs ir vyriausiasis treneris Ilija Zuros. Pasak ekipos direktoriaus Pauliaus Motiejūno, vienas iš jų bus lietuvis. Gediminas Žigelis, Linas Citvaras, Sport 1+, Kaunas.